Sveiki, brangus draugai. Šiandien bus trumpas video, ne šiandien, dabar bus trumpas video apie tai, kaip valdžia gamina, kaip pogrindis gamina skirtingą produkciją, kas liečia indus, šildymą, laikymą, konservavimą ir panašiai, ne? Tai tarkim, dabar mes paimkim šitą indą, ne, jis yra plastikinis. Tarkim, va šitą paimkim, jis yra plastikinis. Toliau, keraminis indas, ne? Čia yra keramika, čia yra stiklas, o čia keramika. Tai aš noriu pasakyti, kad aš pats turiu, va šiandien pirkau šildymo indelį, čia yra plastikas, ne? Čia yra plastikas šičia. O čianais jau yra to paties plastiko pagrindų pagaminta keramika. Aš noriu pasakyti, kad šita keramika, šitas puodas yra pagamintas iš tų pačių medžiagų, kaip ir šitas plasmasinis. Aš tikiuosi jo nesulaužysiu, žinai, čia dabar, galiu sulaužyti netyčia. Bet šitas plasmasinis indelis yra pagamintas iš to paties, kaip ir mato čia keramika. Jis yra pagamintas visiškai iš to paties. Iš tų pačių žaliavų. Ir šitas plasmasinis ir va tasai va keraminis. Ir šitas plasmasinis ir tasai keraminis jie yra pagaminti iš tų pačių žaliavų. Ir tarkim, va žinai, dabar kažkoks tai stiklinis dangtis ar ten dar kažkas, žinai. Tai va. Tai va, kur čia? Tai va. Šitas jis yra iš plastiko, jis yra iš labai kieto plastiko. Bet kas įdomu, kad tas plastikas labai primena stiklą. Ar jūs pastebėjot, kad yra daugybė plastiko rūšių? Yra plonas plastikas, minkštas plastikas ir kietas plastikas. Bet jeigu jūs nusipirksite ir atidžiau pasižiūrėsite į savo gaminius, tai jūs pamatysite, kad stiklas ir plastikas yra tos pačios žaliavos produktas. Tai va. Šitas plastikinis indas pagamintas iš tų pačių žaliavų, kaip ir va šitas va stiklas. Jis pagamintas iš tų pačių žaliavų, kaip ir pavyzdžiui va šitas va stiklas, žinai. Kaip ir šitas stiklas. Kaip ir šitas va. Tai jisai iš tų pačių žaliavų, kaip ir šitas plastikinis dangtis. Vienintelis dalykas, ko valdžia mums nepasako, tai kaip valdžia sugeba žemės dulkes paversti produkciją. Tai va. Žemės dulkės virsta produkcija. Ir dabar yra taip, kad, va, supranti, čia, ką jūs matot, šičia, va, ką jūs matot, tai yra stiklas. Tačiau, ar jūs susimastėt, koks procesas yra iš kokio proceso metu yra gaminamas plastikas ir gaminamas stiklas? Tai galiu pasakyti, tiek plasmasė, tiek stiklas yra gaminami iš išlydytų žemės dulkių. Vienintelis dalykas, kad žemės dulkės keičia savo padėtį dar būdamos karštos. Ir tiek iš smėlio, ir tiek plastiką, tiek keramiką, tiek smėlį galima pagaminti iš tų pačių žemės dulkių. Suprantate? Iš tų pačių žemės dulkių galima pagaminti tiek stiklą, tiek keramiką, tiek tą. Turiu omeny, tai kas liečia šitą dangtį ir šitą stiklinį indą, tai yra tos pačios kilmės žaliavos. Tos pačios kilmės. Kas liečia, pavyzdžiui, va, žinai, šitą va, jis yra plasmasinis, tačiau mano tėvas nusipirko tokį, labai panašų, bet kietą.
šitas yra pusiau minkštas. O jis nusipirko indelį labai panašų, kuris yra labai kietas. Šitas minkštas, o tas kietas. Bet taip pat aš sakau. Taip pat aš sakau, kad šito keraminio indo medžiagos taip pat yra tos pačios kaip ir šito. Galbūt jos yra verčiamos į kažkokį molį. Tačiau aš nelabai tikiu. Aš manau, kad valdžia tikrai nesivargins iš molio daryti tokius indus. Aš manau, kad jie paverčia medžiagas į tankesnės ir netokias tankes. Kai medžiaga yra mažiau apdirbta ir mažiau sukoncentruota, tai gaunasi plastikas. O kai medžiaga yra labiau sukondensuota, labiau sujaudinta erdvė būna, tai gaunamas puodas, keramikinis puodas gaunamas. Bet kilmė visų šitų medžiagų yra, tu mani, plastiko ir stiklo kilmė yra ta pati. Kas liečia keramiką, nežinau, galbūt tai yra panašiai kaip plasmasė. Tai gali būti irgi gaminama iš žemės dulkių, taip kaip ir, matot, stiklas. Kaip ir matot, stiklas. Tai va. Buteliai, tiek plastikiniai, tiek stikliniai yra gaminami iš tų pačių žemės dulkių. Bet ką aš noriu pasakyti, kad pavyzdžiui, žinai, ką aš noriu pasakyti, kad dabar vienintelis dalykas, ko aš dabar nežinau, tai yra tai, ar keramika irgi yra gaminama iš į plastiką panašios medžiagos. Tai va tiek. Ačiū už dėmesį, keliu į YouTube. Ačiū už jūsų dėmesį.